Dar kartą garbė Viešpačiui, broliai sesės, smagu visada susirinkti. Taip, pirmą savaitės dieną, sekmadienį, pagarbinti Viešpatį. Man visada džiugu būti čia Alytuje, nes Viešpats tikrai daug leido pasitarnauti ir su pastorium Simu. Ir tikrai dėkoju už galimybę, kad galiu pasidalinti Dievo žodžiu. Linkėjimai taip pat nuo Kristaus misijos perdodam broliškos bažnyčios ir dėkoju Viešpačiui už galimybę čia stovėti. Ir šiandien mano tokia dienos tema būtų, kad išmokau būti patenkintas. Na, čia toksai padrasinimas, tikiuosi, bus kiekvienam iš mūsų. Tai bus laiškas Filipiečiams, 4 skyrius. 4 skyrius, 11 eilutė. Ir mes skaitome laiško Filipiečiams, 4 skyrius, 11 eilutė. Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būklę. Taigi šitos eilutės mes iš karto matome, kad stokojimas dažniausiai nėra susijęs su fiziniu kažkokiu nepritekliu. Stokojimas būna dažniausiai susijęs su to, kad žmogus nėra patenkintas savo padėtim, savo esamą būklę ir vis kažko jam trūksta, kažko jam vis dar negana, kažko jam viskas kažkas ne taip. Ir kaip tik šiandien tokia pagrindinė mintis, kurią norėsiu išdėstyti, kad mes Dieve viską turime, nes turime patį Dievą. Tai jeigu Jisai nepagailėjo savo vienintelio sūnaus, mūsų Viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus, taip, kaip Jisai mums nedovanotų visko kartu su juo. Kaip tas pats apaštalas Paulius rašo laiške Romiečiams. Jisai nepagailėjo sūnaus, Jisai viską dovanos kartu su juo. Tik tai mums reikia suvokti, ko Dievas nori iš mūsų. Ko Dievas nori iš mūsų ir priimti tai, ką Dievas mums duoda. Nes mes dažnai suklystame galvodami, kad aš turėjau būti kažkokiu kitokiu žmogu. Aš turėjau kažkokias kitokias aplinkybės turėti. Aš turėčiau, jeigu turėčiau tai ir tai, tada aš būčiau laimingas žmogus. Čia viskas yra iš tikrųjų šėtono apgaulės, velnio apgaulės. Nes visa, ko mums reikia gyvenimui ir dievotumui, Dievas jau dovanoja mums per pažinimą Kristuje. Ir kada Dovydas nusidėjo ir prarado džiaugsmą gyvenime ir nusivylė labai, jisai nesakė, kad aš galėčiau atitaisyti visas klaidas, kurias buvau padaręs. Jisai taip nekalbėjo, jisai kalbėjo, kad Viešpatie grąžink man išganimo džiaugsmą. Tas išganimo džiaugsmas yra ta mūsų stiprybė, kuri veda mus ir stiprina visose aplinkybėse. Ir čia yra tas mūsų pareiga, tas mūsų pasirinkimas, sakykime taip, ko Viešpats nori. Jisai yra tas, kuris teikia stiprybės. Mūsų pačių veiksmai, mūsų pačių, sakykime, kažkokių taisyklių ar gerų patarimų laikymasis nesuteiks mums tos stiprybės ir jėgos gyventi pasitenkinusiai. Tai Dievas duoda atgamtinę jėgą, šventąją dvasią mums iš vidaus. Tačiau jeigu mes nepriimame to šventosios dvasios įgalinimo, ir kaip tik matysime, kokiu būdu mes tai galime padaryti. Visų pirma, nustodami žiūrėti į Viešpatį kaip į Dievą ir perkeldami tą pasitikėjimą į savo jėgas, į savo rankas, į savo aplinkybės. Mes turime išlikti pasitikėjime Dieve. Ir kaip tik dabar tokį platesnį kontekstą šios eilutės, kad aš išmokau būti patenkintas, pamatysime ir paskaitykime to paties laiško Filipiečiams, truputį vienas puslapis atgal. Filipiečiams laiškas, 1 skyrius, 6 eilutė. Čia ši eilutė tokia paragina mus pasitikėti Dievu. Aš esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos.
Bet pamastykime tokį paprastą dalyką. Darbo užbaigimas priklauso nuo ko? Nuo žmogaus ar nuo Dievo? Nuo Dievo, absoliučiai nuo viešpaties Dievo. Mes esame molis. Jeigu molis sakytų, nu va, dabar man reikia toje krosnyje gerai pasirodyti ir kažkaip stengti susiformuoti reikiamą ten indą, koks reikalingas. Molis taip nemąsto, jisai tiesiog būna toje krosnyje, yra formuojamas puodžiaus rankomis. Taip ir mes esame šitame gyvenime formuojami pagal Dievo valią, Dievo darbams. Ir koks nuostabus čia yra mūsų pažadas, kad Dievas, kuris pradėjo mumyse gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus dienos. Čia, sakykime, tokia kaip yra ir pagrindinė mintis laiško Filipiečiams 1 skyriaus. Pasitikėjimas Dievu, kad Dievas veikia ir Dievas pabaigs darbą. Nors kas yra įdomu, kad to paties skyriaus 10 eilutė kartu kalba ir apie mūsų pasirinkimą, mūsų, kaip sakoma, atsakomybę. 1 skyriaus 10 eilutė sako, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas tobuliau ir kad būtumėte tyri ir be priekaišto iki Kristaus dienos. Atsakomybė ir pasitikėjimas priklauso kam? Viešpačiui Dievui. Ko Dievas nori iš mūsų reikalauja? Kad mes tenktumėmės tobulėti, kad mes tai laikytumėme svarbiausių dalykų, kad mes pasirinktume tai, kas tobuliau. Kad jeigu aš turiu kažkokią ydą savo gyvenime ir žinau, kad jos atsisakyti yra tobuliau, tai vadinasi, aš pasirinksiu tobuliau atsisakydamas kažkokios ydos. Arba pasirinkdamas kažką atlikti, ką žinau, kad turiu padaryti, aš pasirinksiu tobuliau. Tai nereiškia, kad aš perimu iniciatyvą iš Dievo, bet tai reiškia, kad aš pasitikėdamas Dievu, taip pat kaip Dievo kūrinys, sukurtas pagal Dievo atvaizdą, pasirenku tai, kas tobuliau. Tai yra mano atsakomybė. Aš neatsižadu savo atsakomybę. Tačiau visada išlieku pasitikėdamas Dievu, suprasdamas savo padėtį prieš Dievą. Kad aš esu molis, jisai yra puodžius. Jisai mane ugdo amžinam gyvenimui ir jisai mane ugdo tiems darbams, kuriuos jisai iš anksto yra numatęs, kad mes šioje žemėje atliktume. Apie tai apaštalas Paulius rašo laiške Efeziečiams. Taip, iš malonės jūs esate išgelbėti tikėjimu ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana, ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Ir jūs esate naujas kūrinys Kristuje Jėzuje, sukurti geriems darbams, kad juose elgtumėtės. Tai yra mes sukuriami tiems geriems darbams ir mes juose elgiamės. Tik tai, va čia yra tas toksai mūsų pasirinkimas, mes galime pasirinkti niurnėti. Kodėl aš dabar tokiems darbams esu parinktas? Kodėl aš negaliu būti toks indas ir tokiems darbams parinktas? Tai va čia jau būtų Dievo valios, Dievo visagalybės atmetimas ir pasilikimas tokiame niurnėjime, nepasitenkinime. Taip? Ir čia jau reikėtų mokytis būti pasitenkinusi pagal mūsų eilutę, kurią skaitėme. Išmokau būti patenkintų. Taigi, kita dabar vieta. Dievo suverenumas, Dievo visavaldystė yra pirmas dalykas, kurį mes turime pripažinti. Tas, kuris pradėjo mumyse gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus dienos. Dabar mes kartais galvojame, iš kur ateina tos mintis. Taip? Iš kur ateina mūsų troškimai gyvenimo. Iš kur ateina visi tie polinkiai, sakykime, vienas mėgsta vienus dalykus daryti, kitas kitus, vienas užsiema vienais darbais, kitas kitais. Kas veikia mumyse? Kas įtakoja mūsų pasirinkimus kaip tikinčiųjų? Netikinčiųjų tai iš jų pačių širdžių sumanimo ateina vieni ir kiti dalykai. Kartais Dievas pakoreguoja ir jų gyvenimus, kas susijęs su kitais tikinčiaisiais ir visa kita. Bet šiaip tik tikintieji turi tai, apie ką mes dabar skaitysime, tai Dievo veikimą juose. Dievo veikimas mumyse. Apie tai skaitome laiške Filipiečiams 2 skyriuje 12-13 eilutė. Čia tokia kaip ir pagrindinė eilutė ir šio 2 skyriaus, kad tai Dievas veikiantis mumyse suteikia darbą ir troškimą. Dievo veikimas mumyse.
Skaitykime 2 skyriaus nuo 12 eilutės. Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man esant tarp jūsų, atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami. Ar mes galime kažką pridėti prie išgelbėjimo savo? Negalim nieko pridėti. Atbaigti tai reiškia gyventi pagal tą duotą išgelbėjimą. Jeigu jau esate Kristaus, jeigu Kristus jau gyvena jumise, tai apsivilkite Kristumi. Pasiruoškite tiems darbams, kuriuos Dievas jums yra numatęs. Ir 13 eilutė sako, nes tai Dievas veikiantis jumise suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Čia mums tarp kitko nurodo tam tikrus dalykus, taip, kaip Dievas veikia mumise, kaip Jisai sukuria mus tiems geriems darbams, kuriuos Jisai iš anksto yra numatęs. Kad tai Dievas veikiantis mumise suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Ir čia vienas iš to graikiškų žodžių, kur troškimas, tai yra entuziazmas. Mes žinome tą žodį, taip? Kad tai polinkis, noras, troškimas, mes entuziastingi kažką atlikti. Ir tai Dievas yra tas, kuris tai veikia mumise. Ir galbūt mes esame kažkokiuose suspaudimuose, sunkumuose ir nejuntame to užsidegimo. Bet jeigu atsidėtume maldą ir paprašytume, kad Viešpats parodytų mums savo valią, o tai yra pagrindinis dalykas, pajusti tą Dievo veikimą ir vadovavimą, kad kas nori vykdyti jo valią, pažins apie tą mokslą. Pažins, suras Dievo valią. Tai kad mums reikia tiesiog atsidėti ramiam laikui su Dievu, ar kažkur pavaikščioti, apmastyti, bet su tokia širdim, kad Dieve, aš trokštu, kad tavo valia vyktų mano gyvenime. Ir kada aš taip sakau, aš netampu toksai, kuris dabar jau gali būti Dievo naudojamas ir iki to laiko nebuvo naudojamas. O čia labai svarbu suprasti, kad aš net, kai netroškau Dievo valios, Dievas mane kaip nepaklusnų vaiką tempė paskui save, nepaleido iš rankos ir vykdė savo valią. Bet kada aš atsiduodu jam, tada aš esu kaip tas paklusnus vaikas, kuris netempia rankos iš tėčio, taip, bet eina kartu šalia. Ir tada jisai eina su ramybė ir pasitenkinimu. Štai koks yra skirtumas tarp to, kuris nenori vykdo Dievo valią ir yra nepatenkintas, jisai tokia kančioje yra, ir tas, kuris nori, trokšta Dievo valios. Kad Dieve nesvarbu, aš kartais nesuprantu, kodėl atsitinka tie dalykai, kodėl jie vyksta mano gyvenime, bet aš trokštu tavo valios ir aš žinau, tu pradėjai manyje gerą darbą, tu ir pabaigsi. Tu Viešpatie suteikiai man troškimą, aš pasirinkau tam tikrus sprendimus, nes aš troškau, galvodamas, kad taip tu nori, kad aš daryčiau. Ir dabar man susidarė sunkios aplinkybės. Aš dabar suabejojau, gal aš čia ne taip kažką pasielgiau, gal aš kažką ne taip padariau. Bet čia ir yra, kad sunkumas yra neatsiejama krikščionių gyvenimo dalis. Sako, mums dovanota dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti. Dėl jo kentėti. Ir čia nėra jausmas, kadangi apie tai kalbama laiške Galatams, kur kalbama apie dvasios vaisius, kad kadangi išlieka kūniškumas mumise, jūs negalite visko daryti, ko norite. Tai va čia ir yra tas dalykas, kad mes kartais užsimanome, kad dabar turėtume visišką laisvę nuo sunkumų, visišką laisvę nuo kažkokių nemalonių atsakomybių, visišką laisvę bet tai va čia yra tas vienas iš pavyzdžių, kad čia yra tas kūno troškimas. Ne, kaip tik aš kaip krikščionis turiu sakyti Viešpatie, ačiū tau už tos išbandymus, ačiū už tos sunkumus, tikėjimu. Ir jausti, prašyti, kad Dievas sustiprintų mus vidinėme žmoguje, kad Jisai mus stiprintų išganimo džiaugsmu. Ir tas išganimo džiaugsmas, Jisai mus pakilės virš bet kokių aplinkybių. Ir įsivaizduojate sunkiose aplinkybėse, kurių netrokšta joksai žmogus ir niekas kitas netrokšta, o jūs tai nuolankiai atliekate ir neniurnit, nemurmit ir tiesiog net su giesme galbūt
ir su tuo vidiniu tokiu džiugesiu atliekate tai, ko kitas žmogus labai bijotų. Ir kas tai yra? Tai yra liudijimas. Tai yra liudijimas kitiems žmonėms, kai patekusi sunkias aplinkybės, aš prisišlieju prie viešpatės ir jisai duoda man stiprybės tose aplinkybėse. Ir tada žmonės matydami, kad aš tokiuose aplinkybėse ir aš vis tiek einu, aš darau, nemurmu, nerodo nepasitenkinimo ir trokštų kaip tik Dievo tos stiprybės, kad Dievas sustiprintų mane ir suteiktų man pasitenkinimą, aš tada atnešu Dievui liudijimą. Dievui liudijimą kitų žmonių akivaizdoje, pats guodžiamas tos paguodos, kurie Dievas mane guodžia, aš tada galiu ir kitus paguosti, sakyti, kad štai kokia yra paguoda. Skaitėme galbūt daug knygų, kur yra liudimai kitų žmonių, kurie per gyvenimą rašo į kokias baises aplinkybės, kur, sakykime, gimė be kojų, be rankų ir Vujčičiaus atvejais, kaip jisai buvo ir depresijų didžiulė, net bandė nusižudyti ir visą kitą, bet po to atgailavo, priėmė tą gyvenimą ir jisai, jam netaugo nei kojos, nei rankos, bet jisai iš vidaus tapo kitų žmogumi. Jisai išmoko kasdien glaustis prie viešpatės, kasdien laukti to atėjimo ir gyventi tą viltimi. Ir Dievas jam suteikė prasmingą gyvenimą. Jam nesuteikė to, ko jisai būtų norėjęs, taip? Nors jisai dar pajuokauja, sako, aš spintoje laikau batus, kad dėl viso ko, jeigu Dievas išaugins kojas, tai aš turėsiu ko apsiauti. Bet esmė yra ne gavimas tų išorinių dalykų, ne gavimas to, ką kitas turi, bet sustiprinimas vidinio žmogaus amžinąją viltim, kurią mes gyvename. Ir čia mes prieiname kaip tik Filipiečiams laiško 3 skyrių ir paskaitykime nuo 20 iki 21 eilutės, dvi eilutės. Štai, tuo tarpu mūsų tėvynė danguje ir iš ten mes karštai laukiame gelbėtojo, viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną, tą jėgą, kurią jis visą palenkia savo. Taigi, skaitėme apie Dievo visą valdystę, kad Dievas pradėjo mumise gerą darbą ir pabaigs. Skaitome, kad tai Dievas veikia mumise ir kad mes turime jo pasitikėti, kad jisai sustiprins mus bet kokiame darbe, į kurį jisai mus įveda, bet kokiose aplinkybėse. Ir dabar mums reikia teisingai žvelgti tas aplinkybės, kaip iš kokios perspektyvos, iš amžinybės perspektyvos. Kad mes nesame čia amžinai pasiliekantis fiziniai kūnai, taip? Nes šitas fizinis kūnas, jisai sulauks ko? Sulauks mirties, nes kitaip kapinių nebūtų, kitaip nebūtų laidotojų. Bet visa tai egzistuoja dėl to, kad mums primintų, kad mes esame tik tai laikini šitoje žemėje. Ir kad Dievui atėjus, Dievas pasiims mūsų sielą ir laikui atėjus jisai prikels mūsų fizinius kūnus, suteiks mums naujus kūnus, kurie amžinai gyvens, kurie neturės jokio sugėdimo, jokio blogio savyje. Ir ten mūsų tėvynė danguje yra tikroji, taip? Kad čia žemiškose laikinuose namuose mes neturim išliekančių kažkokių dalykų. Kad ir kokie mums būtų galbūt brangus ir malonus ir Dievas kartais per juos tos laikinus žemiškus dalykus pradžiugina mūsų širdis. Bet tai yra tik tai laikinas, toks tai liūdimas laikina paguoda. O Evangelijos žinia ir Evangelijos viltis yra amžina. Ir mūsų tikroji tėvynė, tikrasis gyvenimas yra vis dar paslėptas Dieve ir mes dar tik tai pasirodysime iš tikrųjų, kas būsime. Ir mes neturime įsijausti į šį žemišką gyvenimą. Nes jeigu įsijausime, užmiršime, kad Dievas viską valdo, užmiršime, kad tai Dievas veikia mumise, užmiršime, kad mes esame unikalūs Dievo akivaizdoje ir niekas negali būti vietoj mūsų mumis. Ir mes turime būti tuo, kuo mes esame ir aplinkybėse tose, kuriuose esame, išpildyti Dievo numatytus darbus, tai yra pagal Dievo atvaizdą, pagal Dievo charakterį atlikti užduotis, kurias mes atliekame, išgyventi aplinkybės, kurias išgyvename, pagal Dievo atvaizdą ir supratimą. Ir kada mes visą tai atliekame, mes pradedame mokytis būti patenkintais
tose aplinkybėse, kuriuose Dievas mus įveda. Ir dabar paskaitysime kelias eilutes iš, jau sakant, ne kelias, bet 4 skyrių, nes tai yra toksai kaip artimesnis kontekstas mūsų 11 eilutėj, pagrindiniai eilutėj, kad kalbu ne todėl, kad stokoju, bet išmokau būti patenkintas savo būklę. Ir turime matyti konkrečiai, kuo patenkintas yra apaštalas Paulius, kada jisai iš tikrųjų išgyvena labai nepatenkinamas aplinkybės. Ir šioje vietoje turiu truputį papasakoti, kad apaštalas Paulius šiuo metu, kai rašo Filipiečiam, jisai yra įkalintas kalėjime ir jisai kalėjime yra tikrai nemalonios sąlygos, kada tu neturi nei laisvės, neturi nei tikrumo ir tu išeisi iš to kalėjimo, nes krikščionis dažnai bausdavo ir mirtimi. Ir čia apaštalas Paulius vis rašo džiaukitės. Tai pastoviai kartoja džiaukitės viešpatyje, turėkite nusiraminimą viešpatyje. Ir pažiūrėkime dabar 4 skyrių laiško Filipiečiams, į ką sutelkė dėmesį apaštalas Paulius sunkiose aplinkybėse, kad tose aplinkybėse jisai atranda pasitenkinimą. Taigi, Filipiečiams 4 skyrius nuo 1 eilutės. Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiliktieji, mano džiaugsme, mano vainikė, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Aš raginu Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties viešpatyje. Aš taip pat raginu tave, tikrasis bendradarbi, padėk toms moterims, kurios darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai gyvenimo knygoje. Taigi, šitos pirmos 3 eilutės rodo ką? Ką jos parodo apaštalo Pauliaus širdyje? Meilė kitiems tikintiesiems. Jisai būdamas kalėjime, jisai rūpinasi kitais tikinčiaisiais. Jisai juos skatina džiaugtis. Jisai galėtų rašyti, jūs nežinote, ką man dabar tenka ištverti, nežinote, kaip man dabar sunku, jums gerai, jūs esate laisvė, jūs galite džiaugtis viskuo, o man kaip tenka, ne. Jisai kaip tik tarsi geresnėse aplinkybėse gyventų, negu tie laisvėje esantis tikintieji. Jisai sako, mano broliai, mano mylimieji, mano išsiliktieji. Duojate, kaip gražiai kreipiasi, taip? Sako, mano džiaugsme ir mano vainikė. Jisai nerodo jokio pavydo, tai kad kiti tai nesėdi kalėjime, taip nekenčia dėl Kristaus ar dėl tokių kankinančių aplinkybių neturi. Ne, jisai džiaugiasi ir ragina kitus tikinčiuosius. Vietoj to, kad lauktų paguodos iš kitų, teikia paguodą kitiems. Taip? Ir kas yra dar nuostabiau, jisai prisimena Evodiją ir Sintichę. Ir jisai šiuo atveju galėtų sakyti, jos nei kalėjime sėdi, nei išbandymų turi, o dabar dar pykstasi tarpusavį, gėda joms, išbalsuokite jas arba ką nors padarykite, kad jos susigėstų. Nesako, raginu tiesiog būti vienos minties. Tai yra, kad nustokite ginčytis dėl menkniekių, būkite vienos minties, žvelkite į Kristų, tarnaukite Evangelijai ir matysite, kaip viešpats palaimins ir sustiprins jūs, jūsų bažnyčią ir atneš tą tikrąjį džiaugsmą. Ir toliau jisai kreipiasi dar ir į kitą brolį, kurį prašo, kad jisai padėtų toms moterims sutarti taip ir kartu tarnauti Evangelijos labai, kartu su broliu Klemensu. Kaip jie prisimena, kaip jie kartu tarnavo, kaip jie džiaugiasi tą tarnystę. Taigi prisiminti ir matyti kitus tikinčiuosius kaip savo bendradarbius, taip, kaip net ir jeigu jie suklydę yra kažkur, nelaikyti jų priešais, bet padrąsinti, kad jie artėtų prie viešpatės, kad jie pamestų tos nesutarimus, kad jie žvelgtų į Kristų. Ir tą apaštalas Paulius daro, būdamas kalėjime sunkiose aplinkybėse.
Ir jisai tarsi šiose eilutėse nesako, bet jisai tarsi kalba, kad aš išmokau būti ir kalėjime patenkintas. Nes jeigu aš esu kalėjime, tai kas mano gyvenimo valdovas ir šeimininkas yra? Viešpats Dievas. Be Dievo valios aš šitą kalėjimą nepatekau. Aš patekau su Dievo žinia į tą kalėjimą. Dėl to aš priimu iš Dievo valios ir tokias aplinkybės, kokias aš esu. Visiškai pasiduodu Viešpatie Dieve į tavo rankas. Tu pradėjai manyje gerą darbą, dabar per kalėjimą mane ugdai ir ruoši savo amžinybei. Mane kaip tik naudoja dar geriau, dar efektyviau kitų krikščionių tarnavime. Ir čia mes matome, skaitome, taip, raginime susitaikyti ir priimti Dievo valią bet kokiamis aplinkybėmis, užmiršti nuoskaudas kažkokias, taip žvelgti į Dievą. Ir būtent pagalvokit, iš tokio žmogaus kaip apaštalas Paulius, kada jisai sėdi kalėjime ir gauni tokį laišką, aš manau, kad tos sesės tikrai susigėdo ir sutarė tarpusavį, nesuprato, kokiose aplinkybėse apaštalas Paulius rašo joms. Ir čia yra toks įdomus dalykas, aš kartais net pagalvoju, kad kodėl Viešpatie tokios tų žmonių kietos širdis, kad tenka į tokias sunkias aplinkybės patekti, kad iš tų sunkių aplinkybių tektų liūdėti jiems. Ar negalėtų jie iš lengvesnių aplinkybių kažkaip išgirsti tą Evangeliją ir ją suprasti. Bet čia yra vėl mūsų pačių toksai, kaip pasakyti, galbūt kažkiek ir egoizmo ir nusilpimo. Mes turime sakyti, kad Dieve, ko reikia, tu įvykdyk, nes tu čia vykdai šitoje žemėje amžinai savo tikslą, gelbsti sielas ir tu per mano liudijimą pasieki kitų žmonių sielas. Ir mano siela taip pat buvo pasiekta kitų liudijimų. Ir mes net nežinom, kokiomis aplinkybėmis teko išgyventi tiems, kurie liudijo mums. Ir sakykime, kas prisimena tokį misionierių, patį pradininką to darbo, iš kurio kilo, sakykime, ir gerosios naujienos, ir Kristaus misijos, ir per Kristaus misiją čia Lietuvos bažnyčia, tai kalbu apie Vytautą Cibą. Jisai sirgo vėžiu. Tas vėžys jam atsinaujino, bet jisai vis tiek atskrisdavo į Lietuvą ir tarnaudavo. Tarnaudavo tikintiesiems, rengdavo evangelizacijas. Ir per jo darbą būdavo pasiekiami žmonės. Taigi matom, kad mus pasiekti taip pat teko kitam žmogui pereiti sunkias aplinkybės, todėl nesiskųskime, jeigu mes per sunkias aplinkybės kitiems liudijam ir tik tada jie būna paliesti mūsų liudijimu. Taigi tai vienas iš tokių dalykų, kuris padeda mums būti patenkinti tą būklę, kurioje esame. Toliau skaitome 4 eilutė, čia pakartojimas, jau kelintą kartą apaštalas Paulius ragina, sako, džiaukitės Viešpatyje visuomet. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Tai reiškia, niekada nesakykite, kad ne, aš negaliu džiaugti. Aš pats iš tavęs negaliu sukurti to džiaugsmo. Jeigu dabar esu kentėjime ir sunkumuose, aš einu per tą sunkumą. Bet aš galiu eiti nejausdamas Dievo artumo tose sunkumuose. Ir jausdamas tą artumą. Ir būtent tas Dievo artumas, tas Dievo veikimas ir sukuria mumise tą džiaugsmą. Sukuria mumise tą džiaugsmą ir mes galime sakyti, tikrai Viešpats yra mano džiaugsmas. Kaip psalmistas dažnai sako, taip, jisai mano artybė, mano uola, mano išganimas, jo žodis saldesnis už medaus korį. Ir man tai atneša gyvybę ir džiaugsmą. Taigi, Dievo žodis, kada patiriame sustiprinimą iš Dievo per jo žodžio susiteikimą, tada galime sakyti tą patį ir su Biblijos autoriais. Kad Dievas mano uola, mano stiprybė, jisai man teikia džiaugsmą, jisai mano užtarėjas. Ir toliau sako, jūsų romumas 5 eilutė tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Ir vienas iš pamokslautojų yra pasakęs, sako, kiekvieną dieną Viešpats vis arčiau. Nes dieną prieš jisai buvo toliau, dabar dieną mes nugyvename, jisai vieną dieną vis arčiau yra. Jisai bet kada gali ateiti, bet kada gali mus išlaisvinti šito
nuodėmės paveikto pasaulio, šito nuodėmės paveikto kūno ir mes atsidursime jo akivaizdoje. Tai dabar ištirkime savo širdis, kur mūsų yra širdis, taip? Kur mūsų nusistatymas, kuo mes gyvename, kuo mes esame nusiteikę. Ir tiesiog pasitikėkime jo, kad jisai yra gyvas, tikras. Jisai atėjo į šitą žemę, Evangelijose užrašyta mums, taip, jo gyvenimo aplinkybės, jo nuostabus darbai, kurie liudija, kad jisai yra tikrasis Dievas, ligonių gydymas, taip, gamtos stichijų suvaldymas, įvairūs dieviški darbai, nuodėmių atleidimas, taip, jisai visą tai darė. Ir jo tie darbai įrodė, kad jis yra tas amžinasis gyvasis Dievas. Ir mes galime jo pasitikėti, tai yra pirmas atėjimas, kada jis atėjo sunaikinti nuodėmę. Ir yra daug pranašysčių, taip, dar dvigubai daugiau iš tikrųjų apie tai, kad jisai antrą kartą atėjęs sunaikins nuodėmę, sunaikins antikristą ir įkurs savo 1000-metę karalystę, įvykdys savo pažadus, kad jisai valdys šitą žemę. Ir kartu jisai prikels mūsų tuos mirtingus kūnus, tai yra duos mums naujus prisikėlimo kūnus, mūsų aprengs naujais prisikėlimo kūnais. Taigi ir toliau, pirmas toksai dalykas, kada esame išbandymuose, mes mąstome apie kitus, kaip kitiems padėti, kaip kitiems pasitarnauti, tai nukreipia mūsų mintis nuo sunkių problemų, taip, ir mūsų tada atgręžia žvilgsnį vėl į viešpatį ir mes galime džiaugtis tai, kad Dievas veikia mumise, kad viešpas pabaigs tą darbą, kurį daro mumise, kad jisai mus ruošia amžinybei. Ir kitas dabar dalykas, 6-7 eilutės kalba apie nuolatinę maldą. Apie nuolatinę maldą, kad mes turime išsakyti tiesiog tas aplinkybės, kuriuose esame Dievui pastovi. Tik tai jos pradeda mus lėkti, tik tai mums pradeda jos jau įkyrėti ir apsunginti mus. Iš karto darykime tai, kas parašyta Filipiečiams 4 skyriaus 6-7 eilutė. Niekuo nesirūpinkite. Niekuo. Įsivaizduojate. Negi savo sveikatą dabar nustot pergyventi dėl savo sveikatos. Negi nustot pergyventi dabar dėl savo kitų aplinkybių, kurios labai svarbios yra. Taip, nustot pergyventi dėl jų. Juose būti, daryti, kas priklauso, viskas tvarkoje, bet susirūpinti jomis ir pergyventi dėl jų yra nuodėmė, kuri mus apsunkina. Dėl to sako, niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Malda ir prašymu su padėka. Įsivaizduojate, iš karto dėkoti. Jau meldžiantis, iš karto dėkoti, nes sako, kada meldžiatės pagal Dievo valią, jūs jau turite tai, ko esate meldę. Iš karto galite ir dėkoti. Ir dažnai galbūt tai nėra tai, ką mes įsivaizduojame. Nemaišykime Dievo valių su savo įsivaizdavimais. Mums reikia visiškai atsiduoti į Dievo rankas ir pasitikėti jo veikimu. Jisai pradėjo mumyse darbą, jisai ir pabaigs. Jisai veikia ir troškimą, ir darbą iš savo pasimėgimo. Mes esame sukurti geriems darbams ir mūsų tėvynė danguje laukia mūsų, taip? Dievas ruošia mūsų amžinai karalystei. Ir 7 eilutė, ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Nes kada mes, sakykime, būnam ar tai lygoje, ar kažkokiame didelėme suspaudime ir mes pagalvojame, kad mums reikės dar eiti toli tuo sunkiu keliu, tai atrodo net visą nupurto, net tokia gali būti net nerimo ataka didžiulė, taip? Baimė gali apimti. Bet čia kaip tik sako, Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą. O čia ir yra, kad mes turime savo supratimu nesivadovauti, kaip mes įsivaizduojame, kad turėtų būti. Mes turime išlaikyti tik tą supratimą, kurį Dievas duoda, kaip reikia elgtis toje situacijoje. Bet kiek jinai turi tęstis, kaip turi su manim pasielgti, kokios turi būti
pasiekmes viso to, aš to nevaldau, aš to nekontroliuoju. Aš pasitikiu, kad Dievas tai valdo ir kad Dievo ramybė yra mano širdyje. Kad Jisai yra tas mano kūrėjas ir mano atpirkėjas ir mano ganytojas, mano guodėjas, Jisai man yra viskas. Taip? Dievas visada su manim, niekada manęs neapleido. Tik tai aš dabar esu nuodėmingame kūne, nuodėmingose aplinkybėse, dėl to galbūt einu per didelę kančių kažkokią krosnį, pereinu per kažkokius sunkius išbandymus. Bet Dievas, Jisai visada su manimi. Dėl to mąstyti apie kitus, visada maldoje išsakyti Dievui, kurio aš jau kažkur pasilpstu. Bet išsakyti ne taip, kad aš dabar perkalbėsiu Dievą, bet aš tiesiog sakau tą patį, ką aš juntu Dievui. Tai reiškia, tarsi išpažįstu savo nuodėmes, o Dievas ištikimas ir teisingas, kad atleidžia man mano susirūpinimą. Bet jeigu aš tik tai kartoju ir galvoju, kad dėl savo daugiažodiškumo būsiu išklausytas ir pakeisiu Dievo nusistatymą, pakeisiu aplinkybės, tai aš čia klysiu, aš neteisingai meldžiuosi. Aš tiesiog turiu išsakyti ir pasitikėti Dievu. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Nes jeigu aš nepasiduodu, tai tada aš sujaukiu savo vidinį žmogų ir prie visų aplinkybių aš dar pridedu vidinį nerimą. O jau tas vidinis nerimas, tada jisai yra ta papildoma mūsų pasirinkto nuodėmingo pasirinkimo pasiekmė. Ir aš turiu tai išpažinti, kad aš vis dar kovoju su Dievu ir vis dar juntu nerimo, aš negaliu atiduoti jam savo gyvenimo pilnai. O čia aš ir turiu pradėti nuo to. Dieve, paimk mano gyvenimą. Jau kai mes įtikėjome, prisiminkite, kaip mes meldėmės ir bent kokį širdies nusistatymą turėjom. Galbūt ne tuo pačiu momentu, bet vėliau tai vis didėjo, kad Dieve, ateik į mano širdį, taip, tap mano gelbėtų ir viešpačiu. Daryk mane tokiu, kokiu tu nori mane matyti. Tai reiškia visiškas pasitikėjimas Dievu, nes tokiu būdu yra priimamas amžinas išganymas. Kada aš išgirstu Evangeliją, kad Kristus numirė už mano nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė ir dabar aš esu sutaikytas su Dievu, aš turiu pasitikėti Dievu. Taip? Priimu tave, Dieve, savo gelbėtų ir viešpačiu. Dievą Dievu priimu. Remiuosi į jį, pasikliauju juo. Ir tada ta ramybė ateina į mūsų širdį. Juk kai įtikėjome, ar visos problemos iš karto persivertė ir dingo? Ne, mes išlikome tose pačiose aplinkybėse, tie patys žmonės, tos pačiais charakteriais, tos pačiomis problemomis ir visko. Bet pasikeitė vidinis žmogus. Mes gimėme iš naujo, mes tapome naujais kūriniais Kristuje. Ir kada pradėjome gyventi naujo kūriniu, tada mes tai brangindami tą naują kūrinį savyje, mes turėjome galimybę ir sugebėjimą perviršyti savo vidiniu gyvenimu tą išorinį gyvenimą, kuriame mes vis dar gyvename ir kuriame galbūt net padidėjo daugiau problemų po įtikėjimu. Nes atsiranda kas? Visokių žmonių, kurie pradeda pykti ant mūsų, kad mes tikim Dievu, bando mus įtakoti kažkaip, bando mus net šmeižti kai kurie, ar kažką dar daryti neteisingai. Nenori visiškai mūsų suprasti ir tokiu būdu dar pasunkėja mūsų gyvenimas. Ir kur mums semtis jėgų? Iš to vidinio gyvenimo. Ir tai yra Kristus mumyse šlovės viltis. Jinai yra tikra viltis. Jinai niekada nepavils. Tai nėra kažkas, ką žmogus mums prižadėjo. Žmogus gali apgauti. Žmogus gali neištiesėti, jis gali būti per silpnas įvykdyti, ką jis tai pažadėjo. Bet Dievas nėra per silpnas, ką pažadėjęs įvykdyti. Jisai įvykdys ir jisai tai mums yra davęs Kristuje, amžinai gyvenimą. Ir jisai mus ruošia dabar amžinybei, dabar jisai mus naudoja savo karalystės tikslams ir vieną dieną jisai ateis antrą kartą, jisai prikels mūsų fizinius kūnus, o jeigu mes išeisime iš to fizinio kūno, mes atsidursime savo dvasia, savo siela pas Viešpatį ir lauksime, kada būsime aprengti prisikėlimo kūnais, kada vėl sugrįšime šitą žemę. Ir tai yra Dievo numatytas darbas, numatytas tikslas mums. Taigi, tose aplinkybėse sunkiose
mąstykime apie kitus, kaip kitiems padėti. Antras dalykas, maldoje išsakykime, kad mes silpstame, išsakykime, kur mums yra sunku. Tai yra viskas tvarkoj, mums nereikia sukandus dantis patiems viską ištverti, viską padaryti. Ne. Mes turime tai išsakyti Dievui ir pavesti Dievui. Tada Dievo ramybė perviršia bet kokį išmanymą. Tai va. Ir toliau sako, broliai, pagaliau mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, kas tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Tai yra atspindėkime dievotą gyvenimo būdą. Taip? Apaštalo Pauliaus pavyzdžių sekime, viešpaties Jėzaus pavyzdžių sekime galbūt, jeigu yra dievotas pavyzdys šalia mūsų, bažnyčioje, kuris seka viešpačiu ir turi tą ramybę, pasitikėjimą Dievu. Sekime, darykime visą tai. Ir jau po to nuo 10 eilutės yra kalbama apie tai, kad priimkime ir paguodą, ir padrasinimą iš kitų žmonių. Nesakykime, kad man nereikia kitų paguodos, kitų padrasinimų. Man reikia tos paguodos, to padrasinimo. Ir nuolankiai tai priimkime. Apaštalas Paulius tai priėmė ir jisai kaip tik sako 10 eilutėje, labai pradžiugau viešpatyje, kad pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai padaryti. Taigi apaštalas Paulius priėmė tą aprūpinimą, tą padrasinimą iš filipiečių. Ir štai ką jisai kalba 19 eilutėje. Mes kartais norime iš karto pasaulį iš karto atsilyginti. Taip, kažką gavome, dabar kažką iš karto kitą irgi duokime, kad atsilyginime. Kartais tai visiškai yra gerai, galbūt ir priimtina, visiškai natūralu yra. Tačiau šiaip tai nesistengime to daryti iš savęs. Nežiūrėkite, ką apaštalas Paulius sako 4 skyriaus 19 eilutėje. Sako, o mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Tai reiškia, reikia suprasti, kad tai Dievas naudoja ir tos žmonės, kurie mus pagodžia. Ir Dievas pasirūpins tai žmonėmis, kurie mus pagodė taip pat. Taip? Ar tai bus per mus? Jeigu per mus, gerai per mus, bet galbūt tai bus ne per mus, ta pagoda jiems ateis. Ir jais bus pasirūpinta kitais būdais. Paveskime visą tai viešpačiai. Nesusitelkime į savo pačių jėgas. Ir kągi, pabaigai dar kartą paskaitykime 11 eilutę, kurią ir pradėjome. Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, taip, nes išmokau būti patenkintas savo būklę. Tai reiškia, pasitenkinimas ateina iš viešpatės, jisai suteikia mums tą pasitenkinimą, jisai yra mūsų išgelbėjimo ir autorius, ir užbaigėjas. Jisai yra tas, kuris visada veikia mumise, kuris mūsų stiprina ir jisai mūsų ruošia amžinai karalystei. Dėl to sunkumuose mes mąstykime, kaip kitiems pasitarnauti, kaip maldoje visada bendrauti su Dievu, išlikti tame bendravime ir taip pat priimkime kitų Dievo per kitus teikiamą paguodą, nes galbūt viešpas vėliau mus panaudos ir kitiems. Taigi, visą tai prisiminkime, gyvendami su viešpačiu ir būkime patenkinti tuo, ką turime. Stokime pasimelsti. Dėkoju tau viešpatie tikrai už tavo žodį. Dėkoju tau, kad jisai taip aiškiai mums atsako į mūsų visų tas sunkes akimirkas, kada mums reikia tos paguodos. Padėk mums būtent tuo momentu prisiminti laišką filipiečiams, kad mes dabar mokomės būti patenkinti, nes danguje nereikės mums to mokytis, nes ten bus tobula ir viskas bus nuostabu ir mes būsime kaip tik ištobulinti šitų netobulumų, šitos žemės sunkumų. Ir ačiū tau viešpatie, kad mes turime viltį tavyje, kad esame tavo atpirkti ir kad tu viską vedėjai gerą, kad
veiki į gerą, kad viskas į gerą įvyktų mūsų gyvenimuose. Dėkoju tau, Viešpatie, už šį laiką, už tavo žodį, už padrasinimus per tavo sūnų Jėzų Kristų. Tai meldžiu ir dėkoju. Amen.